Tailandas – viena turistiškiausių šalių Azijoje, ypač sezono metu nuo lapkričio iki vasario, kai temperatūra maloni, o lietaus beveik nebūna. Būtent tada čia suplūsta daugiausiai turistų. Bet ar įmanoma tokiu metu atrasti savo rojaus kampelį, kur nereikia grūsti su minia? Tikrai taip, kas ieško, tas randa. Šiame video parodysiu nacionalinį parką, kuris naktį tampa tavo asmeninė sala. Taip, išgirdote teisingai, privati sala, tik man vienam. Senokai jau į kamerą nekalbėjau. Nusipirkau naują kamerą, tai reikia išbandyti. Varau dabar į nacionalinį parką su nakvynė turas. Tai esu Kopangane, dabar varau iki kito kaip ir hostelio, viešbučio pas savo bičiulį į Lenką. Tai keliausiu ne vienas, keliausiu su Lenku. Ties šitą vietą norėčiau įvesti truputėlį daugiau aiškumo. Kelionė susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis, tiesiog keliausim kaip turistų, kaip po įvairias salas. Antra dalis, jau kai nuvyksim, kaip aš vadinu, į tą privačią salą ir tenai praleisim naktį be jokių turistų. Visas šitas malonumas kainavo 120 €. Bet kainos buvo šiek tiek sukilusios, nes bilietas buvo pirktas sausio gale, vadinasi Tailande. Šiuo metu yra piko metas, labai daug turistų, todėl kainos yra išaugusios. Gero žiūrėjimo. Einam pažiūrėti, ar mano bičiulis Lenkas Česteris atsikėlęs. Nežinau, mes čia su Česteriu jau pusvalanduką laukiam, turi atvažiuoti pasim nuo 8 iki 8:30, dabar yra po 8:35 ir niekas mūsų netvažiuoja pasimti. Esame būdu tokie pavargę truputėlį, nes vakar baruose buvom neįsimiegoję, tai dar tą kamerą taip vangiai naudoju, bet jau teks Česteriui į veidą tą kamerą įdėti. Nu jau 20 minučių vėluoja, bet Tailande čia kaip ir normalu yra. Tai panikuot pradėsiu, kai bus 9, o dabar dar yra tik tai po 8:50. Yes, it's on Manchas maybe. Yeah. Okay. Busiukas atvežė mus ir dabar reikia palaukti savo valties. Po ilgų laukimų dabar yra 10. Pagaliau atvažiavo mūsų valtis. Mes tokie truputėlį piktukai šiandien įsimiegoję, tai geriau jau būtume pamiegoję ilgiau ir tiesiog čia tiesiai atvarė. Nu, bet gana čia stresuoti reikia pradėti mėgautis kelionę. Go, Chester, go. Thank you, bud. Let's go inside, yeah? Pirma stotelė metas snorklinimui. Turime bėdelę, nes reikia persirinkti mum, o čia labai daug žmonių, reikės parodyti savo gėrybės. In this area, 5 islands all together, lot of corals, but do not catch them because those corals are very soft, you can catch very easily. Nu čia ankštoka tenka pripažinti, ankštoka tikrai. Labai daug turistų, nes, high season, bet gražu čia, nepasiginčysi. Įdomu, ar bus gražus koralai, ar ne. Va, labai daug valčių. Ir dar turistukų atvarė.
misijos šortai. Laukiam, kol panelė išeis. O, vilkaminė, vilkas čia. Sorry, can I jump from here? All good? Yeah. Woohoo! Visibility, yeah, for sure. We will stay here for 45 minutes, okay? And then you will be see Emerald Lake. No, he told to take our stuff. Antra lokacija. Sala. Pavadinimo nežinau. Uždėsiu, kai montuosiu. Tikslas – užlipti į kažkokį viewpointą ir nusipirkti gėrimuko. O, čia taip labai linguoja. Įdomiai einasi, tenka pripažinti. Baras. To, ko mums šiandien labai reikėjo. Tikrai bus pasinaudota šitais patogumais. Gražu čia tikrai. Mini salelė. Mažas rojaus kampelis. Žmonių tai čia daug. Labai gerai, kad čia mes per naktį nusprendėm. Tai visi tie turistai išvažiuos, tai bus galima pamatyti tą tokį tikrą grožį. O dabar lipsime į kalną. Tu prasme, laiptai padaryti, ant kiek patogu iš tikrųjų. Bet netenka to tokio žavesio, kur reikia tau stengtis dėl viewpointo. Nes dažniausiai, kai haikini viewpointus, tai reikia pasistengti. Nebūna taip lengva. Nėra čia kada su tom šeimom vilktis, reikia paskubėti. Nes norisi dar atsisėdus pasimėgauti gėrimu, nes visur čia limituotas laikas. Ir aišku, kaip pridera, viršuje yra daug žmonių. Gražu čia tikrai nepasiginčysi, labai gražu, labai. Žiauriai gerai dar kartą pasikartosiu, kad nusprendėm naktį pasilikti čia, tai galėsim pasimėgauti deramai. Nes jau čia porą minučių ir jau atgal reikės varyti. Camera fire. Nežinau, ar spėsim nusipirkti gaiviųjų gėrimų, bet verta čia pastovėti minutę ir pasimėgauti, nes vaizdai tai tiesiog. Gamta yra tikrai labai nuostabus dalykas. Mes tikri klasės pirmūnai po 12:10. Mums reikia valti sugrįžti po 12:20 ir aš jau stoviu bare. Neblogai visai sakėčiau. Einam pasimėgauti savo kavytę. Jeigu neklystu, dabar viskas jau varysime į tą main salą vadinamą. Tenai papietausim ir jau turėsim laisvo laiko. Nebūsim įspausti į rėmus. Kad čia 20 minučių, čia 10, tai būsim patys savo šeimininkai. Maloni kavos pertraukėlė
pasiekė savo baigtį. Metas sugrįžti į laivą ir keisti lokaciją. Atplaukėm čia labai greitai, per kokią, nežinau, 2-5 minutės. Čia tada eisim kajakint, su valtikėm prasiplaukt, su baidarėm tiksliau prasiplaukt. Ir čia bus valgomi pietus, nes aš maniau, kad mums pusryčius čia duos, bet pasirodo nedavė. Tai jau labai esam išalkę, tai labai laukiam pietų. Tikiuosi bus skanus pietus. Ir kur mano bičiulis pamečiau? Čia jisai va. Kažką veikia. Ooh, looks good, man. Looks good. See, you know, we'll see. Prisivalgiau, kaip prisivalgiau, buvau toks alkanas, kad labai greitai viską suvalgiau, realiai per greitai, tai dabar truputėlį reikia atsigauti. Bet čia yra čipsikų, o vietos čipsams, manau, atsiras tikrai. Nu, tu tikras juokdarys, dėl to tau reikia daug sportuoti, kad formą palaikyti. Ir dabar varysim su baidarėm. Tai nežinau, man atrodo, mes ne čia miegosim. Kitur miegosim, nu, bet susižinosim, tai... Visi kaip žmonės, su liemenėm, mes be liemenių. Tikri rytų europiečiai. Čia vienu tarpu visai tai banguota pasidarė, tai pradedu jaustis itin kvailai, kad nepasėmiau liemenis. Banguota vietai čia. Tikrųjų, bet smagiai tai, smagiai. Viskas, paskutinė lokacija. Viskas čia labai suspausta iš tikrųjų. Ten 40 minučių pavalgiai, 20 minučių su baidarėm, taip viską taip greit nespėjai pasimėgaut. Bet dabar jau viskas žiauriai sulėtės, nes varom į paskutinę savo lokaciją, kur tenai jau praleisim naktį. Tai pasistatysim palapines, manau, ir pažiūrėsim, kaip ten seksis mum. Kitą kartą, prašau, nusivalyk tą kamerą. Nenervuok manęs, okei? Walk and go there and put the way. Oh, and surf, yeah, it's crazy. Nu ką, viskas, pagaliau atvykom į savo lokaciją, kur praleisim naktį. Šita sala vadinasi Mieganti karvė, jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Tai prieš tai, ką matėt, buvo tiesiog tokie turistukų pasispardymai. Dabar prasidės tikrasis nuotykis. Tai truputėlį išjungsiu kamerą, nes jau mus kviečia, reikia susirasti savo palapinį ir šiaip čia, nu, įsikurti. Bet čia žiauriai gražu, žiauriai planas. Dabar yra tiesiog įsikurti, palaukti, kol visi turistai iš šito rojaus kampelio išplauks ir tada haikinti į viewpointą, pasitikti, palydėti, tiksliau, saulės. Planas plius minus toks. Rytoj žiūrėsim. Nieko dar nesuplanavę. Žodžiu, tai truputėlį toks chaosėlis čia su tuo bookingu gavosi.
nes, kaip ir pridera Tailande to chaoso daug būna, tai šiaip sunku čia buvo susiras, užsibukinti, mažai informacijos, tai aš šiaip tikėjausi padaryti tokį video, kad mes čia, kaip kokie laukinukai, tose palapinėse čia, kur už manęs yra gyvensim, bet pasirodo mes namelyje gyvensim bungaliuke, tokiam mažam. Tai aš kaip ir nesipriešinu, netyčia užsibukinom bungaliuką vietoj palapinės, tai tikrai nieko prieš neturiu, kad aš įsimiegosiu normaliai lovai su dušu, bet su Chesteriu mes tikėjomės, tokio nuotykio, kad tiesiog palapiniai miegosim, nes tikrai čia gan sunku užsibukint buvo, nes ir su kaimynai šnekėjom, jie irgi ten bėdų buvo, ten iki paskutinės minutės galvoju, kad kemas, bet čia jau taip Tailande būna, tai nesigaus šitas video toks laukinis, kaip aš norėjau, bet nieko tokio, tai dabar čia tų žmonių tam paplūdimy daug yra, bet jau neužilgo jie visi sušoks į savo valteles ir išplauks ir liks čia tik keletą žmonių, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, ar čia daug žmonių bus ar ne, o dabar tiesiog eisim į paplūdimį, atsigulsim, tiesiog čilinsim, ilsėsimės ir apie 5 valandą pradėsim hikint į viewpointą. Kaip ir buvo žadėta, šita sala tuoj taps tik tai kelių žmonių teritorija, nes, kaip matot, jau žmonės išvyksta iš čia ganėtinai masyviai. Visa grupė žmonių pasitraukia iš salos, grįžta į savo hotelius. Dar prieš kokią 5 minutės čia tas visas paplūdimys buvo pilnas žmonių, pilnas. Dabar bus ganėtinai tuščias, to, ko mes ir laukiam. Smagu, tikrai smagu. Atėjo išsvajota akimirka. Paplūdimy esam dabar tik tai 4 realiai turistai ir tie, kurie čia dirba. O čia tai gyvenimėlis yra. Labai gražu čia, žiauriai. Chesteris jau maudosi. Juokingai atrodosi šiaip. Manau, aš gal irgi eisiu išsimaudyti iš tikrųjų. Sakiau, nenoriu, bet pažiūrėjau į jį ir kažkaip sugundė. Vau, fantastika. Tiesiog neįtikėtina. Pradėjom savo haiką, turim snacksų ir dabar reikia 500 metrų užlipti į viršų. Tai yra apie 5 valanda, mes kaip laikrodukai dirbam šiandien, tai buvo tiesiog nenormalu tame byče, kai žmonių nėra, ta prasme sunku patikėti, tokia didelė erdvė ir tokia graži priklauso tau. Ta prasme tiesiog, wow, neįtikėtina, o dabar lipam palydėti saulės. Šiaip buvo ženklai, kad tipo uždarytas tas parkas. Dabar tai mes tikrai rytų europiečiai užsimerkiam ir apsimetam, kad nematom. Tikėkimės, kad neprisidarysim čia bėdų. But that's crazy, man. So it's already 100 meters. Pirmas viewpointas.
Iš viso reikia lipti 500 metrų ir kas 100 metrų yra po salelę. Po salelę pasigrožėti vaizdais. Suprasti, aš negaliu patikėti, čia laiptai yra. Tiesiog padaryti žiauriai patogu iš tikro. Bet sunku patikėti, kaip čia jie juos padarė. 3 stotelė. Aš jau uždusęs. Dabar čia bus saulė. ND filtro neturiu, tai bus overexposed. Prieš paskutinį stotelį iš Chesterio reakcijos supratau, kad very nice. Amazing. Nesuprantu, užlipom ar ne jau? Yeah. Pavargau žiauriai. Va, visa maikė šlapia. Pavargom šiek tiek. Ir čia prieš paskutinis resting pointas prieš desertą dar 50 metrų į viršų. Pasiekėm viršūnę, bet čia yra 2 darbuotojos, tai tikėkime, kad jos mūsų neišvys iš čia, nes čia galima būti tik iki 6. Žiūrėsim, ar pavyks ar ne. Bet vaizdas tai čia yra labai gražus. Neįmanoma apsakyti net tiesiog. Kaip visada su gamta reikia pačiam pamatyti. Neįmanoma perteikti. Pasisekė, nes tos panos, kur mes manėm, kad čia jos yra prižiūrėtojos, tai pasirodo, čia jos tiesiog norėjo pasifotkinti, nes jos po to į apačią nulipo ir tiesiog su liemenukais pasidarė Tinderio nuotraukyčių. Aidas, ne? Esu. Šita vieta taipogi nusipelnė komentaro. Iš viewpointo nusileidom maždaug apie 9 valandą, tik tai tiesiog nėjau iš tos vietos ištrūkti. Buvo labai magiška. Nusileidę nuo viewpointo, dar iki kokios 12, gal net 1 praleidom paplūdimynės. Mėnulis visiškai apšvietė visas salą. Matomumas buvo toks pat kaip diena ir žvaigždžių, aš tiek žvaigždžių neatsimenu, kada buvau matęs, tai buvo, tiesiog tokios patirtys pasitaiko vieną kartą gyvenime. Tu esi saloj, nėra žmonių, naktis šviesi, žvaigždžių labai daug, tai tiesiog buvo wow. Ir aš manau, kad yra labai blogai, kad mes miestuose nematom žvaigždžių. Čia tikrai iš mūsų yra atimtas didelis gyvenimo malonumas. Šitos beždžionėlės čia jos visur. Aš truputėlį nejaukiai jaučiuosi čia. Nežinau, ar čia jos bandys iš manęs kažką atimti ar ne. Bet jos tokios ramios iš tikrųjų atrodo. Bet čia jų kiek daug, čia visur viskas kribžda. Neatsilaikiau pagundai, užlipau dar sykį ryte. Atsikėliau po 6:30, įsivilkau iš namų kokias 7:30 gal ir vat jau 8 su vėl ant
viršaus. Galvojau, ar išnaudotą laisvą laiką paplūdimy ar čia, nes Česteris dar lovai vartosi, tai nusprendžiau, kad čia, nes apie kokią 10-11 vėl čia užplūs žmonės, pradės plaukti laivai, turai ir panašiai, tai reikia dar truputėlį pasimėgauti vienatvę. Nu ir negali pykti, negali tu užrakinti pasaulio. Ir tai čia žiauriai gerai, kad bent jau taip su nakvynė galima atvykti ir tą tokį gamtos autentiškumą pajusti. Tai aš labai linkiu šitai vietai, kad netaptų jinai vėl tokiu eilinių turistų paplūdimiu, nes turim čia labai daug pavyzdžių Tailande, kur tiesiog labai greitai vietas gražias sužaloja. Tai tiesiog norėtųsi, kad taip ir išliktų čia, sunku užsibukint. Tai varau kelt droną dabar. Viskas į pabaigą jau čia taip jau viskas eina. Mačiau jau žmonės pradeda atvykti į salą, jau porą laivelių prisišvartavo, padavė tų šlykščių padarų žmonių. Ne, šiaip iš tikrųjų tai supratau, kad esu didelis savanaudis, nes kai nulipinėjau nuo viewpointo, tai tiesiog pamačiau tos pirmus žmonės, kurie lipa ir toks, pala, ką jūs čia darot mano saloj. Tai savanaudis esu. Savanaudis. Tai pavalgiam pusryčius, susidėjom daiktus, dabar einam tiesiog į paplūdimį. Ką po to veiksim? No idea, yra daug čia variantų. Yra toks keivas, gal baidarės pasimsim. Žiūrėsim, bet dabar tai truputėlį tokie pavargę šiek tiek esam, tai eisim į paplūdimį tiesiog atsigulti ir pažiūrėti, ar daug žmonių ar ne. Ir paplūdimys visai kitaip atrodo šiandien, nes yra high tide, pakilęs vanduo. Tai jeigu vakar tas paplūdimys platus buvo, tai šiandien jisai siauras, nes vanduo iš karto prie čia atkeliavo jau. Tai įdomu, kada nusės jisai, tikriausiai kokią 12:01, kai turistai pradės plūsti. Nes... Gal prie to mažylio reikia arčiau neit, nes tikriausiai mama bus labai pikta. Pagulėjom byče, pasideginom. Dabar einam... Ką mes dabar einam veikti? Toliau degintis. Ir tada eisim, visgi nusprendėme eiti į tą keivą. Nes mūsų kaimynai ką tik buvo, šnekėjom su jais, tai rekomenduoja. Labai rekomenduoja, tai reikės nuvaryti tenai pasižiūrėti. Nu va, po 12:10 padarėm čekautą, pasidėjom daiktus receptione ir jau čia žiūrim, jau vaibelis kitoks yra jau visiškai. Jau vėl šita vieta tokia gyva tapo. Iš rojaus tapo tiesiog smagia vietelė. Tai per porą valandėlių, nežinau ar matėsi, šitiek vandens sugrįžo atgal į jūrą. Tai paplūdimys čia jau minutėm tampa vis didesnis.
Vanduo slenka ir eina link jūros. 300 metrų, 1 valandą. Nu, pažiūrėsim. Tai čia, kiek girdėjom, jau nebus jokių laiptų. Čia reikės į virves pasilaikyti. Reikės jau, žodžiu, truputėlį pasinaudoti 4 galūnėm, ne vien tik tai kojytėm. Nu ir va, jau čia prasideda jau smagumai. Nu čia įdomiau eiti negu laiptais. Tikrai tenka pripažinti. Gerai, kad kėdus pasimėm, nes žymiai komfortabiliau ir patogiau. Tai galvojam, kad jau į Kaivą atėjom, buvom vėl truputėlį biškį tokie nusivylę, nes kažkaip greit labai užlip. Bet pasirodo, va dar čia reikės lipt, dar laukia lipimo. Tai mes nusprendėm su Česteriu, kad čia yra toks pasitikimo kambarėlis šita vieta. Ir dabar liko dar 100 metriukų palipti. 80 metrų liko ir čia dar vienas kambariukas. Ir tenai jau virvių nėra. Nu, neatrodo patikimai, bet ten matau, kad atsiveria kažkoks labai gražus vaizdas. Na, aš negaliu pasakyti, kad labai daug esu aplankęs urvų, bet tikrai esu jau keletą buvęs. Tai šitas, nu, vienas iš įspūdingesnių. Tikrai. Gal netgi pirmoji vietoj sakyčiau, žiauriai geras. Nes šiaip aš dažnai skeptiškai apie tuos urvus galvoju apie kriauklius, nes jau atrodo taip tokie nusibodę, bet reikia varyti, reikia haikinti, reikia pamatyti. 20 metrų iki kulminacijos. Viskas, kulminacija pasiekta. Tai nusprendėm tiesiog va dabar nuvaryti ten, atsisėsti ir tiesiog pasimėgauti vat šituo urvu. Nežinau, aš tai čia visur šitam urve matau visokius veidus, tai va čia irgi man atrodo kaip veidas dabar. Nu, aš tai čia jokio veido nematau. Tai dabar varysim pavalgyti, nes dabar yra 2 ir sakė, kad mūsų laiveliai atvarys apie 3. Tai reikia paskubėti, nes dar norim papietauti. Tai dabar yra pikas šitos salos. Dabar čia vat ypatingai daug žmonių. Jis mėgaujasi, čilina, ilsisi. Dūksta pramogauja, išdykauja. 3 valanda, man reikia susirasti savo valtį, bet čia truputėlį toks chaosas, tai nežinau, kaip čia man seksis, bet jo, tikriausiai čia bus finito la muzika. Prašau negazinti žiūrovų, nes čia dar toli gražu ne pabaiga. Tai einu paklausiu žodžiu, kur čia tas mano bautas, nes norėtųsi grįžti į Kosamui, ne į Kopanganą. Man būtų žymiai greičiau namo grįžti. Nu jo, čia jau prasideda nesklandumai, kaip visada, klasikėlė. Tai niekas nenori manęs paimti. Tai man jau neberodo mano bookingo, tai neturiu aš jiem ką parodyti, su kuo aš čia variau. Tai žodžiu, nuvariau tenai prie tų vyrukų gidų, tai jie sako, ne, mes čia nežinom, tu turi mum bilietą parodyti. Tai tikiuosi, kad pavyks ištrūkti čia. Tai atrodo, kad viską parko prižiūrėtojas sutvarkys čia mum. Va čia jisai dabar kažkam skambina, tai atsirado vilties, dingo panika, bet vargina čia, reikia pačiam labai daug pastangų įdėti, kad kažko išsireikalaut, nors pinigai sumokėti. Tai aš čia tikrai nesiskundžiu, nes jau įpratęs aš prie šitos politikos, kad reikia už save pakovoti, nes šitoks visada lengvas chaosėlis.
Tai laukiam, kas bus toliau. Tai panašu, kad viską tas malonus, šaunus vyrukas, šito parko kapitonas išsprendė visas bėdas. Ir jau mum tenai iš toli jau kažkoks tai gidas mojuoja. Žiauriai buvo labai smagu patirti tą jausmą, kur tiesiog sala tavo, ta prasme, privati sala tik tai tau. Tai kažkada čia dar tikrai reikės sugrįžti. Nu, netrodo, kad čia yra mum vietos dar 3 žmonėm. Esu, švelniai sakant, nepageidaujamas svečias. Per anksti prisikalbėjau, atplaukė dar vieną. Spėju, kad ta mažytė valtis nuplukdys į kitą. Tai aš toks truputėlį bliuviukas esu. Reikia tiesiog daugiau nepanikuoti ir pasitikėti šitos šalies sistema. Aš esu dideliam laive. Manėte jau, kad čia video pasibaigs ir ne, bet dar pafilmuosiu, crowded. Ganėtinai čia ankštoka, aš matau. Tai kavos pasirodo netgi yra, tai aš nieko nelaukdamas varau iš karto kavytės pasimsiu. Mums reikėjo su tokiu laivu plaukti. Didelis laivelis, yra stalai, kavytės, tikrai kavos gauti nesitikėjau, labai malonu. Aš matau, kad aš nemoku keliauti visiškai, ta prasme, metai Azijoje, bet toks ir likau. Kvailiukas, nieko neišmokęs, ta prasme, pažiūrėkit, kaip reikia keliauti. Va, o čia tai aš suprantu, va čia tai yra max komfortas, visiškas atsipalaidavimas, vėjelis, jūros ošimas ir saldus miegelis. Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą, bet man dar čia ne pabaiga, nes mane paleido visai kitom salos kampe, o mano motoroleris yra iš viso dar kitam kampe. Tai man dabar reikia susiveikti taksą ir nuvaryti iki motorolerio, pasimotorolerį. Ir aš jau pradedu darytis toks irzliukas, nes pietų nevalgiau, tai man jau reikia labai maisto, nes aš alkanas esu, toks šlykštokas žmogus, šlykštokas iš tikrųjų. Tai varom iki uosto galo, nes čia negali atvažiuoti ant taksi, tai reikia išvaryti iki gatvės ir tada tiesiog išsikviesti taksą. Pala. Aš matau, čia yra toks kaip mini night marketas, tai gal aš čia kažką pasimsiu užkasti iš tikrųjų. Jo, žymiai geresnė kelionė, lengvesnė. Reikia kažką greito, kad nestovėti čia nelaukti, o jau kvapai iš karto ateina. Kvapai tai labai geri. O, dešrelės visokios. Lemonecėlis susikaupė. Ta prasme, kaip žiauru pamačiau tas dešrelės ir net čia pajutau lūpų kampučiuose, kad taip seilį net nutysiu. Žiauru. Greitai dar apeinam pasižiūrėti, nes aš norėčiau gal kokių kolduniukų labiau, vištienos, iešmelių labiau, ne kiaulienos. Tai reikia truputėlį čia apsižiūrėti ir dar sisiuką labai noriu, tai toks reikia kentėti, nes kavos prigėriau, vandens prigėriau kelte, kol plaukiam.
Čia gerokai daugiau visko, negu aš įsivaizdavau. Traški vištiena. Gal ir domina, gal ir domina. Sorry, cup. One, yeah? And this is chicken? Yeah. So, yeah. And what is it? Add chicken add. Okay, one of this, yeah? One. One. And one, yeah. Išleidau 30 batų. Čia yra, nežinau, kiek čia yra, kokia 50 centų gal. Šiaip galiu pažiūrėti telefoną greitai, kad jau tiksliai taip jau pasakyti, kiek aš čia išleidau. 30 batų, apmelavau jūs, 86 centai. Už 86 centus nusipirkau 3 iešmelius. Greitai juos dabar aš jas suvartosiu. Tai čia, nežinau, sakė, yra vištienos užpakaliukas. Nelabai. Reikia šitą paragauti. Man nepatinka tokios ten, visokios ten vištienos širdelės, kepenėlės, ten dalys, tai dėl to čia yra kiauliena. Šitas geras. Kaip į tualetą noriu. Fakės. O čia vištiena. Jo. Aš esu vištienos žmogus. Visiškai. Dar vienas iešmelis ir bus galima jau funkcionuoti. Sorry, cup. One this, yeah. Va. Šiaip aš kiaulieną retai valgau, bet šita tai čia yra, tiek chemijos prieskonių pridėta, kad labai sunku atsisakyti. Yeah. Kap. Va, dabar jau galima, kaip sakant, be jokio streso, be nervų, eiti įsikviesti taksi, palaukti taksi, pasimti savo motorolerį. Pagaliau atvažiavau, jau ir sutemt spėjo. Aptemo. Kas čia jau tikrai yra oficiali pabaiga, ne? Tai ačiū, kad žiūrėjot, buvo malonu ir iki kitų video. Dar tokios blogos pabaigos, tai aš nematęs. Atleiskit jam senatvėje, porą naktų neįsimiega ir jau veidas visas sukritęs. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit like, komentuoti, nebūtina tenai rašyti kažkokiu tai ilgų pastraipų, bet tiesiog numeskit laiką, komentarą, nes man tai padeda būti labiau matomam. Ir žinoma, jeigu video patiko, tai subscribe. Iki kitų video. Thank you.